Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Labas. Išmaniųjų telefonų gamintojai pagaliau suprato, kad naudotis dideliais telefonais labai nepatogu ir pradėjo vengti gaminti 5,7 colio plytose. Kinų gamintojas Meizu neišimtis. Meizu Pro 6 pasižymi topiniais parametrais, prabangių garsu ir pakankamai kompaktiškų korpusų. Be to, tai ko gero pigiausias flagmanų variantas. Kur šuo pakastas? Pažiūrėkime. Garsas – pirmasis dalykas, nuo kurio norisi pradėti apžvalgą. Reikėtų pažymėti tai, kad pradžioje Meizu kompanija gamino kokybiškus MP3 grotuvus, todėl visi Meizu flagmanai turi atskirą lustą atsakingą už muzikos skambėjimo ausinėse kokybę. Meizu Pro 6 viduje įkomponuotas Hi-Fi konverteris. Tai būtent jis lemia, kad telefono garsas toks stebuklingas. Žinoma, pilnam garsui potencialui reikia kokybiškų ausinių. Mėgstantiems išmaniajame klausytis muzikos rekomenduojame rimtai pagalvoti apie Meizu Pro 6. Meizu Pro 6 ekraną galima drąsiai pavadinti vienu geriausiu. Išmanusis pasižymi 5,2 colio Full HD Super AMOLED matrica su 3D Press, 3D Touch analogas. Ekranas atpažįsta paspaudimo jėgą kaip ir iPhone 6s ir iPhone 7. Be abejonės ši funkcija labai kieta, tačiau trečiųjų šalių skaitmeninių programėlių kūrėjai dar labai nedrąsiai pritaiko šį turinį arba savo turinį šiam galimybę. Už tai, kad Meizu nebandė šiame įrenginyje sukišti QHD raišką, atskiras pliusas. Iš tikrųjų, tiems, kurie nėra virtualios realybės mėgėjai, skirtumai tarp Full HD ir QHD nėra matomi. Matymo kampai čia maksimalūs, todėl dideliai draugų kompanijai žiūrėti vaizdo įrašus bus tikrai patogu. Flagmanas pasižymi labai dideliu ryškumo diapazonu. Naudotis išmaniuoju tikras malonumas bet kuriuo paros metu. Nustatymai taip pat leidžia koreguoti spalvų temperatūrą. Maždaug 2 valandas atidaus telefono apžiūrėjimo, aišku tiek, kiek gali pamatyti žmogaus akis. Nužiūrėtas kiekvienas kvadratinis centimetras, kiekviena jungtis ir elementas. Ir žinote ką? Jis neturi pastebimų trūkumų. Toks įspūdis, kad Meizu Pro 6 būtų surenkamas rankiniu būdu kokio nors šveicarų laikrodžio meistro iš tų pačių šveicariškų detalių. Telefonas taip pat labai plonas ir lengvas, bet ypatingai patvarus. Apsauginis Gorilla Glass 4 stiklas pagamintas 2,5D technologijos pagrindu. Harmoningai užbaigia aptakų berėmį profilį. Nors Meizu Pro 6 tikrai panašus į iPhone'ą, Meizu dizainerius tikrai galima pagirti. Išmanusis tikrai traukia akį ir ginčytis čia neverta. Meizu Pro 6 turi 21 ir 5 megapikselių kameras. Pagrindinė kamera su lazeriniu automatiniu fokusavimu fiksuoja ryškias ir tikslės nuotraukas dieną. Fokusavimas vyksta tikrai labai greitai. Automatinis režimas baltos spalvos balansą nustato pakankamai korektiškai. Esant silpnam apšvietimui ir prieblandoje nuotraukų kokybė gaunasi tokia, kokia būdinga flagmanams. Taip, triukšmas nuotraukose yra, vaizdų detalumas menkesnis, tačiau tokiomis sąlygomis retas išmanusis vertas 10. Makro režimas tikrai džiugina, o objektai fokusuojami nuo 5-6 cm atstumo. Asmenukių kokybė taip pat nebloga. Rankinis režimas tikrai gerai įgyvendinamas. Keičiant parametrus, vaizdas keičiasi realiuoju metu. Net ir naujokas čia lengvai gali įsisavinti fotografijos meno subtilybės. Atskirų padėkų vertas rankinis fokusavimas, kuris itin patogus naudojant makro režimą. Priekyje esantis daktiloskopinis pirštų antspaudų skaitytuvas tikrai patogus dalykas. Galima greitai gauti prieigą prie įrenginio turinio. Labai patogu tai, kad skaitytuvas yra mechaninio mygtuko paviršiaus. Įjungus ekraną, instinktyviai pirštus spaudžiant mygtuką, tuo pačiu metu įjungiamas ir atsirakinamas išmanusis telefonas. Viskas vyksta intuityviai ir labai patogiai. Pirštų antspaudų atpažinimo greičiui ir tikslumui pretenzijų tikrai nėra. Atspaudas nuskaitomas iš bet kokio kampo. Meizu Pro 6 veikia labai sparčiai ir sklandžiai. Ko gero kitaip naujausias 10 branduolių lustas veikti ir negali, o būtent toks monstras įkomponuotas telefono viduje. Helio X25 čia iš viso yra 10 branduolių, kaip ir minėjau. Iš jų 4 1,4 GHz taktinio dažnio Cortex A53,
4 2 GHz taktinio dažnio Cortex A5 branduoliai ir 2 2,5 GHz taktinio dažnio Cortex A7 II branduoliai. Vaizdo plokštė įrenginyje yra iš Mali šeimos. T880 versija, 4 GB operatyviosios atminties ir sparti 5.1, 32 arba 64 priklausomai nuo versijos. Flash atmintis lemia, kad turime galingumą, kurio pilnai užtenka ne tik idealiam sklandžiam sistemos ir programėlių veikimui, bet ir daugumai topinių žaidimų su maksimaliomis konfiguracijomis. Meizu Pro 6 veikia Android 6.0 Marshmallow operacinės sistemos pagrindu su Flyme sąsaja. Procesorius Helio X25 pasižymė ne tik ypatingų našumų, bet ir energijos efektyvumu, kurį užtikrina taip pat vadinamoji 3 klasterių architektūra. Paleidžiant sudėtingas ir reiklesnės energijai programėlės, paprasti uždaviniai apdorojami pirmo klasteriu, o papildoma apkrova padalinama antram ir trečiam klasteriui. Kai nėra sudėtingų uždavinių, veikia tik pirmasis, o kiti atsijungia. Dėl šitos priežasties gaunamas stabilus našumas, kuris racionaliai naudoja baterijos energiją. Iš tikrųjų, visus šios gudrius algoritmus sudėtinga nupasakoti žodžiais, tačiau lengva pamatyti realaus veikimo metu. Turėdamas viso labo 2560 mAh talpos bateriją, išmanusis telefonas siūlo 40 neintensyvaus naudojimo valandų. Kokio būtent naudojimo? Tokio, kurį galima būtų apibūdinti taip. Ištraukiau telefoną, kažką su juo paveikiau ir pasidėjau. Esant aktyviam naudojimui, pavyzdžiui, 30 minučių pokalbių, 8 valandos Wi-Fi, 4 valandos 4G, valanda YouTube'ai, kelios nuotraukos ir taip toliau, telefonas veikia apie 15 valandų. Paprasčiau tariant, vidutiniškai aktyviai naudojantis su šiuo įrenginiu, ištempsit maždaug apie dieną. Greitą įkrovimą užtikrina M-Charge 3.0 technologija. Praktiškai išmanusis telefonas gauna 100% energijos per 60 minučių, o esant žemam įkrovimo lygiui, energijos pripildymas vyksta tokiu greičiu – 25% per 10 minučių. Atkreipkite dėmesį į tai, kad USB Type-C yra dar pakankamai retas reiškinys, todėl pamiršę namie įkroviklį labai tikėtina, kad sunkiai rasite žmogų, kuris išgelbėtų jį paskolindamas. Kad ir kaip idealiai Meizu Pro 6 atrodytų, jis kaip ir visi turi keletą trūkumų. Telefonas neturi atminties kortelių lizdo. Žinoma, jei turite 64 GB atminties versiją, tokia jau ta ir tragedija. Taip pat telefonas neturi NFC, todėl apie bekontakčius mokėjimus su šiuo įrenginiu tiesiog pamirškite. Išsimaudyti su Meizu Pro 6 taip pat nepavyks. Gal ir pavyks, bet telefonas sugis. Gamintojas nepateikė jokių duomenų, nurodančių tai, kad išmanusis pasižymė atsparumu vandeniui ir dulkėms. O visa kita paliko tikrai gerą įspūdį. Naudotis išmaniuoju tikras malonumas. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.